Eina į viršų, kažką daro. Ir jinai, kai leidžiasi, dažniausiai ateina į konsolidacijos viršų ir nuo jos atšoka. Labai dažnai. Bet būna sugalvoja ir apačią patikrina dar konsolidaciją. Tada jinai atšoka, kažkur nueina, čia pareina ir tada leidžiasi. Ir dažniausiai laik ateina į konsolidacijos apačią. Pasikonsoliduoja čia, vėl kyla ir vėl tą patį padaro, patikrina konsolidacijos viršų ir vėl pakyla ir vėl nusileidžia ar palaužia. Bet prasme, retai būna, kada iš pirmo karto jau tas... Vienu žodžiu, visada praktiškai testuoja lygius. Pavyzdžiui, dabar žiūrėkime, Ališertas, kur mes parklipuojame, čia turiu sugalvoti. Nu, sakykime, tenas yra žmonės pardavinėja. Nu, ten kaip ta struktūra galėtų susidaryti. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, paimtume, aš jį paanalizuosim, ne? Ir įdėsiu dabar šį čia, kaip pavyzdį, ne? Turėsime vieną pavyzdį, kaip žiūrėti. Ir tai didesnis time frame'as ir žiūrime, kaip jisai judėjo. Štai, matom, pimbaras buvo staigiai nukritęs, susitraukė, ne? Ir susidarė pimbaras galimam tolimesnį kelių. Bet jisai nekilo, tai dabar, jeigu aš neįsiu, čia yra konsolidacija šito vietoj, čia man pras kažkur, tavs einam į valandinę ir išriškės viskas. Nu, turime ką? Konsolidaciją, ne? Imame liniją horizontalę. Dedam vieną ir antrą. Ką jis padarė? Įkrito į viršutinę dalį, atsimušo nuo jos, pakilo ir jie į vidų pradėjo konsoliduotis, ne? Ir tada jau nusileidė dažniau. Bet jisai kaip suveikė? Į konsolidacijos tą nukrito, susitraukė ir vėl. Teisingai? O dabar, jeigu pavyzdžiui, nueisime į euro dolerį, pavyzdžiui. Nu, čia yra euro dolerio irgi konsolidacija. Ne? Turime šičia didžiulę konsolidaciją. Tai jeigu mes turime šičia konsolidaciją, tai yra kažkokie taškai, nuo kurių jinai atšokinėja. Tai jeigu, pavyzdžiui, naisime dieninį grafiką. Tai dieninis grafikas. Matome, pažymėjau konsolidacijos apačią. Matom, čia konsolidacija, ne? Ir dabar žiūrim, kaip veikia. Aš padėsiu liniją, būtent paimsiu tą liniją čia, padėsiu ir plius minus. Matot? Konsolidacija kilo, atsidaužė į konsolidacijos viršų, pakilo į viršų, nusileido konsolidacijos apačią. Sudarė kitą konsolidaciją. Pakilo, nusileido į konsolidacijos viršų, dar kartelį viršų, dar kartelį viršų ir tada nuvažiavo. Geras. Daug kartų patikrina. Geras? Geras. Daug kartų patikrina. Bet čia taip vyksta. Nes konsolidacija, jeigu sudarė rinkai šokai, jinai jau yra paruošta. Kam paruošta? Ateičiai. Tam, kad nukrisi, paskui galėtų. Kaip aš sakau, prisidaro reikalų, paskui ten ir trankosi. Taip, kad tu turėtų kaip nuo ko šokinėti. Nu, tai taip ir yra. Jeigu mato, kad vyksta konsolidacija ir jinai šoka į viršų, tai atminkit, kad jinai jau bus svarbi. Jeigu kritimo metu, jinai praktiškai nuo viršutinės dalies atšokimai. Na, atšokimai tik vieną dalyką, kitą pasį. Kaip? Atšokimai tik į vieną arba tik kitą pasį. Nu, žiūrint, iš kur. Nu, iš kur kils, taip. Bet tai meškų ar tai bulvių, tai jokių skirtumų. Bet esmė Jeigu meškos, tai kritimai, o šitą konsolidaciją bus atšokimai. Kad jam čia vėliau vis tiek pradaš. Jo, tai dabar pavyzdžiui, ką čia yra kokia galima situacija ant aukso, pavyzdžiui, čia matoma yra konsolidacija, ne? Jeigu, pavyzdžiui, padėsiu liniją, matome padarė konsolidaciją, atšoko, ėjo į konsolidacijos viršų, pašoko, atsimušė į kitą konsolidaciją ir nusileido į konsolidacijos apačią. Vėl pašoko, praktiškai nusileido į konsolidaciją ir vėl šoka į viršų. Tomai, galiu klausimą. Na. Konsolidacija, kaip identifikuoti ją, ar nuo spyglio viršaus? Ne, tai plius minus iki kūno tai dėdė. Iki kūno. Na, nu tai plius minus čia yra zona, tai gali būti giliau, gali būti jie eina giliau. Bet dažniausiai jeigu yra toks dalykas, dabar čia yra labai svarbu. Žiūrint į konsolidaciją, jeigu, matote, jie atšoka kaip nuo viršutinės dalies susitraukinėja. Bet jeigu kūnas giliau įeina, kur sudarė žvakę, tai didelė tikimybė, kad jinai lies apačią. Didelė tikimybė. Jeigu užsidarė, tu po... Jo, žemiau kūnas susidaro. Į konsolidaciją. Iki vidurio kūnos, ne, sakykime. Tai didelė tikimybė, kad jis iki pat apačios sekančią žvakę.
Bet jeigu jau atsimuša į konsolidacijos viršutinę dalį ir spygliai susidaro, ir aukščiau susidaro, bet spygliai yra, tai didelė tikimybė, kad tas šoks į viršų. Didelė, iš jų jau labai didelė. Tai realiai kas gaunasi, pavyzdžiui, jeigu turime konsolidaciją, sakykime mane, ir jinai rinka, sakykime, šoko į viršų, ir jinai atėjo į konsolidaciją. Ir čia ką, jeigu kūnas šičia užsidarė, o yra taip spyglys, tai didelė tikimybė, kad jinai šoks į toliau. Dar pašauks. Taip. Bet jeigu kūnas užsidarė čia, o šitai, tai tada didelė tikimybė, kad jinai sekančią žvakę važiuos iki pat apatinės dalies. Čia yra labai paprasta pasirodo. O mes galvojam, kad čia mus rinka bando apgauti ir prisigalvojam nesąmonių, prisikuriam fantazijų. Nu turi matyti, žiūrėk, kartuojasi, tas pats, ką beteisi, bet kur beisi, tas pats vienas, tas pats. Jo, tai gal reikia teisingai identifikuoti tas konsolidacijas dar. Taip, kur yra, tada turi jungti didesnius, taip, žiūrėt, kad būtų, jeigu dar didesnį nueini, ten nieko nebesimato, eik kitą, žemesnį, matai jau lygesnį. Jeigu ten buvai, sakykime, čia yra dieninis, nueisiu 4 valandas, tai praktiškai nelabai čia matysi. Nesimatys čia nieko. Taip, tada tu geriau žiūri 9, pasidai linijas ir tu žymiai ryškiau jinai atrodo. Ir pagal ją gali naudoti. Va, naudingas dalykas. Jeigu kalbėti apie konsolidacijas į tos, tai būna pimbarai jau sudaro, sakykime, ar dar kažką, įvairiausių būna situacijos. Ir čia, pavyzdžiui, visos daužosi, daužys, ir daužys, bet šitą žvakę, ką parodė, jau įeina į vidų. Ir šiaip sakant irgi, kur nuėjo iki pats apačios. Jinai atšoko, jis vėl iššoko į vidų, bet matome, susidaužo į tą konsolidaciją, daužosi ir nusileido žemiau. Jie šoko į vidų, kur viskas susidėjo, visi šitie antos linijos. Šitą karnąją iškart į apačią ir daug visi galvoja, kad toliau nekris. Tie konsolidacija vėl pradėjo šokti. Čia realiai buvo labai gera vieta nusipirkti. Jo, iškart. Kadangi trendas jau... O psichologiškai, kas vyksta čia? Gaudynės. O kas vyksta psichologiškai žmogui čia? Ta prasme galvoja, kad kris toliau, pralauž konsolidaciją ir varys toliau. Ta parduoda. Jo. Taip. Nes čia staigiai davė į apačią vis... Greičiau selą. Taip. Yra tų variantų labai daug.